filmo Užkandinė. Klausykit, vaikai, elgsitės nepriekaištingai, nes Užkandinės savininkas, ponas Fišauderis, ateis pasikalbėti apie nuomą ir mes nežinom, ar jis sutiks ją pratęsti. Pratęs? Ne. Na, mes visada mokėdavom nuomą laiku. Mes niekada nemokėdavom laiku. Ačiū, Lin, klausykit. Jūsų mama ir aš paruošim jam valgio. Tai mus išgelbės. Mūsų valgis ir paslaugumas. Vaikai, pradėkit tvarkytis. Pakelk, Džinai, eik laukan ir išjudink verslą. Skambinsiu trikampiu. Ne. Tu nesupranti mano muzikos. Dar vienas svarbus dalykas. Kai čia pasirodys Fišauderis, jūs aš kartuoju, jūs į jį nespoksosite. Aš jį niekada nespoksau. Ir aš jį nespoksau. Tai ponas Fišauderis, ekscentrikas, jis dėvi baltą kostiumą. Ir akies raiškiai. Ir jis visur važinėja golfo automobiliu. Jis atrodo kaip filmų piktadarys. Tiesa. Bet jam priklauso pastatas. Jam priklauso atrakcionų parkas ir visa kita šitame mieste. Jūs į jį nespoksosite. Štai ir jis. Bobai, Linda, jūsų vaikai manęs neatpažįsta. Vaikai, liaukitės, pasisveikinkit su ponu Fišauderiu to jau pat. Jūs superherojus? Galiu paliesti plaukus? Liaukitės, nustokit. Eikite ko nors valyti. Taigi, ponė Fišauderi, šiandien supratau, kad per šitiek metų jūs dar niekarto neragavot mūsų valgio. Noriu jums pasiūlyti vieną ypatingą mūsų mėsainių. Nepykite, Bobai, bet mano politika nevalgyti pas savo nuomininkus. Bet aš mačiau jūs valgant sultingamas sušyje. Išimtis ta užeiga nuostabi. Ragavot jūros žvaigždžių? Jos tirpsta brunėje. Ne? Ne vienas? Jūs? Ne. Šiaip ar taip, tylu čia. Dažnai taip, Bobai. Na, dabar 11:30. Pietų ramybė. Pietų ramybė. Taip vadinam šį metą. Oho, Džimio Užkandinėje pietų ramybė tikrai triukšminga. Na, Džimis kepa picas. Ten vien picos. Kvaila. Man patinka pica. Pica, kur pica? Šiaip ar taip, kai žmonės užsinori mėsainio, gero amerikietiško mėsainio, jie neturi kur eiti, tik į... Atleiskit, kad įsiterpiu, bet nuoširdžiai pasakius, jūs man patinkat, Bobai, jūs ūsai įspūdingi. Ačiū. Jūs nieko prieš, jei aš... Jūs mane liečiat? Taip, aš... Tai jūs... Jie tikrai įspūdingi, ačiū jums. Klausykit, Džimio pizzerija nori užimti šias patalpas. Džimio pizzerija? Jis nori čia kraustytis? Taip, jis nori čia įrengti dovanų parduotuvę. Dovanų parduotuvę? Čia bus nuostabi dovanų parduotuvė. Čia galėsiu apsipirkti kalėdoms. Taip. Ne. Prašau, manau, kad jei paragautumėt mano mėsainio, suprastumėt. Bobai, jūsų nuoma vis atvėluoja, o Džimis sumoka per anksti. Palaukit. Pone Fišauderi, prašau. Prieš nuspręsdamas paragaukit mano mėsainį, tiesiog paragaukit. Gerai. Vėl reiks sporto salę. Džimis Pesto geras verslininkas, bet pamatysit, kad kitaip nei tas pašildytas šlamštas mano valgiai. Pone Fišauderi. Jam priepolis. Ką man daryti? Ką daryti? Tiesiog Spauskim pilvą. Spirk jam į tarpkai. Ne, Džimai. Nespirsi jam į tarpkai. Laikysi jį už plauko, dieve mano. Linda, prašau, dieve mano. Jis mėlynuoja. Kiškio ranką į karštą vandenį. Jam nevalia mirti čia. Tempkit jį laukan. Ne, visi susiimkit rankomis. Heimlicho manevras. 1, 2, 3. Dabar. O, velnias. Duokit jam vietos. Vaikai, duokit jam vietos. Ar jums patiko? Turit sumokėti nuomą iki penktadienio. Jei vėluosit, perleisiu jūsų patalpas Džimiui Pesto. Norit pasiimti įsinešimui? Su šito norėsit keptų bulvių? Taigi ponas Fišauderis sveikas. Bet turim sumokėti visą nuomą iki rytojaus nakties. Sumokėti visą nuomą? Kas toliau? Apmokėti kitas sąskaitas? Nesijaudinkit, ką nors sugalvosim, ar ne, Bobi? Džimi, prakeiktas Pesto. Bobai. Žinai, Pesto nėra jo tikras vardas. Jis Poplopovičius, žinoma, jis apsigimęs apgavikas. Kas čia per apsėdimas? Aš jo neapsėstas. Apsėstas, jūs abu. Persekiojot vienas kitą.